Labas rytas, nemačiau. Labas. Labas rytas, jau žiūriu po 9:03, Aidos nėra, nebelauksim, nes ir taip vėluojam. Pradedam žodžiu susirinkimą, pereisim per visus mūsų rodiklius, rezultatus, paaiškinsim kaip kas prie ko. Tai Vilma, pradėkime nuo tavęs. Nu tai viskas gerai sektųsi su tais mano skaičiais, jei tik gamybą normaliai padarytų, paprašau. Labas rytas. Šiaip jeigu ką, tai aš 2 sutartis pasirašiau su prancūzais ir vykdo jau 2 ketvirčio planą. Indrė norėtų bilietų šiandien į Paryžių užsakyti. Aida, puiku dėl sutarties, bet visų pirma, į susirinkimą tu vėluoji. Visų antra, tavo rezultatai lietoj nesurašyti, ką mes susitarėm. O visų trečia, kur tavo sutartį rašyti šiandienos rezultatus? Šiandien, aišku, šiandien. Tęsam toliau, dabar taip. Man svarbiausia yra, kodėl yra tokie raudoni aktyvumo skaičiai. Aš nesuprantu, ar yra kažkokios problemos. Nu tai išsakykit, jeigu jos yra. Ar negalim prisiskambinti? Nu kame reikalas, paaiškinam. Tai jeigu kas nors klausėsi, jau sakiau, kad pas mane tai kaip visada viskas gerai. Tik va gamyba tik padaro savo darbą per mane. Supratau, reiškia, pagrindinė problema yra gamyboje. Tai Vilma, taip, žodžiu, su gamyba aš pranešiu, bet tai yra jų dažnas, jie turi patys tvarkytis, mums svarbiausia yra užsakymai. Žodžiu, toliau važiuom taip kaip ir laikais užsakymų skaičiais ir gamyba nesirūpina. Nu, bet vadovas supranta, gal vis dėlto reikėtų kažkaip kalbėti su jais, gal kokį sandėlių buferį reikėtų turėti, nes jie akivaizdžiai nespėja. Gamyba susitvarkys, mums svarbiausia yra pardavimai. Taip kaip jūs atsiskaitinėjat, aš prieš vadovybę lygiai taip pat turiu atsiskaityti. Tai už tokius skaičius, nu man tenka raudonuoti. Visiškai nenoriu, kad man ten keliai prakaituotų. Gerai, einam toliau. Vytai, susirinkimas. Dabar pažiūrėkime į tavo skaičius. Iš 5 skambučių 2 padaryti, sutarčių iš vis nėra, tai gal gali paaiškinti, ką tu apskritai reikia? Aš gal galiu vėliau pasiaiškinti, nes ką tik sužinojau, kad su Saudo Arabija dar sutartis nepasirašyto, juk tai labai svarbu. Palauk, kaip tai nepasirašyto, tai jinai suderinta? Indrė, o aš padėjau dar sutartį prie visų sutarčių. Palauk, padėjai prie visų sutarčių. Prieš mėnesį buvom brangiausios Elin mokymus. Tai tu man pasakyk, mes sutarėm, kad sutartis nuo šiol laikysim pagal Heijunką taisyklės. Tai kodėl nesilaikot jų? Na, tai kaip suprantu, Heijunkai reikalingos lentynos. Ai, lentynos. Man tai jau nusibodo, nežinau, einam daryti rezultato, sėdim čia iš vis ir blaškomės. Palauk. Kaizė nusirtis dar liko. Kaip visada čia yra tuščia. Už pusę valandos man 3. lygio vadovų susitikimas. Tai ką man pasakyti? Nu tuščia, tai gal galit pagimdyti ką nors? Nesąmonė, kažkokia tai kaizė. Ką tas žodis reiškia? Sumastė, viršus. Tai ką, jie kuan neturi ką veikti. Ateitų bet pas mumis, pamatytų, kiek sutarčių čia valiojas, kiek operacijos klaidų, nieks mumis nežiūri. Varykit su tais pardavimais. Aš tai žinokite einu, nes aš noriu bonusų užsidirbti, daryti rezultatą. Nusipirksiu bet naują tašką. Šiaip, eilinį kartą situaciją gelbėsiu, galvosiu, ką jis mums padėjo. Gerai, baigiam susirinkimą, greitai iki dirbti ir taip jau užtrukom. Ir jau viskas. Labas rytas. Labas rytas. Jau žiūriu prie lentos, dirbam labai gerai, kaip tik laiku pradėsime tada susirinkimą. Ir šiandien aptarsime 2 dalykus, kurie mums svarbiausia, tai yra mūsų situacija su Prancūzijos ir Saudo Arabijos rinka ir tiesiog kaip sekasi mūsų komandai su planu mūsų pardavimų įgyvendinimu. Tai gal tada, Aida, pradėkim nuo tavęs, kokia esama situacija su Prancūzijos rinka yra? Esama situacija yra, kad planą vykdome 85% šiandien ir mums likutis yra 15, žinant, kad turim 4 dienas, potencialas sutarti klientų susitikimai yra 3, su kuriais jau ir paruoštos sutartis ir derinama pasirašymas pačios sutarties, tai planą mes vykdysim, tokia prognozija yra. Nu, puiku. O tai koks kitas tavo žingsnis? Kitas žingsnis, kad skrendu į Prancūziją, Indrė užsakė bilietus ir iš tų 3 susitikimų tikiuosi, kad ir subirs tas trūkstamas procentas. Bet kaip tu galvoji, su kokiom kliūtim gali susidurti?
Šiaip iš mūsų pusės tai kaip ir kliučių nebėra, nes viskas yra sutarta, na, nebent iš patirties gali būti, kad klientai gali nukelti tiesiog tos susitikimus ir sutarčių pasirašymas įkris į kitą mėnesį, reiškia, ir gausim rezultatą tuo metu. Žiūriu, komanda linkčioja galvomis, vadinasi, su tokiamis kliūtimis ir jūs panašiomis galite susidurti. Gerai, tai kai mes žinom dabar šitą situaciją ir galimas kliūtis, ką mes galime padaryti? Tai gal tada greitai galim visi pasižiūrėti savo duomenų bazės, klientus, kurie yra arčiausiai kaip ir pardavimu, suskambinti, sutarti vizitus ir derinti tas sutarčių pasirašymus, kad tuo atveju, jeigu kažkuris vienas kitas iškristų, turėtumėm lentynėlį atsarginių. Iš tikrųjų, jo, labai gera idėja, tik tai dabar toks klausimas, ko mes iš to tikimės? Realiai tikimės, kad jei kažkuris iškristų, mes galėtumėm pasipildyti, bet čia yra kaip ir dar iliuzija, nes realiai nežinom, kiek tokių turim. Aiškumo tikimės. Taip, aiškumo. Pamenat, praeitą kartą turėjome prieš savaitę kokią turbūt tą problemą, kai vėlavo užsakymas ir teko spręsti jau po to. Tai iš tiesų mane neramina ir ypač aš čia dabar, kai pasiklausiau, kiek čia dar pas visus ar ne, yra tokių dėrybose, tam paskutiniam etape klientų, tai galvoju, kad galim turėti problemų. Gerai, tai supratau. Žinant dabar šitą situaciją, ką mes galime padaryti? Koks gali būti mūsų kitas žingsnis? Na, aš galvoju, pirmiausia, reikia įvertinti faktus, kiek galbūt čia šiek tiek ir emocinė reakcija yra, nes tas klientas toks padidinto jautrumo yra. Tai aš galvoju, mes kadangi persižiūrėsim savo būsimas tas sutartis ir tą potencialą, gal tada galim paprašyti Indrės, kad padarytų analizę ir apibendrintų duomenis, kuriuos jau galėtumėm sulyginti su gamyklos planuojamu pajėgumų panaudojimu ir tada matytumėm, ar yra didelė problema ir ką turėtumėm padaryti. Padarom išsame analizę ir tada tiesiog jau aš informuosiu savo tiesioginį vadovą, kad jis inicijuotų problemų sprendimą su gamyba. Labai gerai. Gerai? Kad išgirstų mus. Puiku. Ir dar noriu pasakyti, kad už pusę valandos turiu 3 lygio vadovų susitikimą. Šiandieną mūsų tema yra inovacijos ir patobulinimai, tai aš labai jums dėkoju, kad jūs išsakėte savo idėjas, savo problemas, aš būtinai jomis pasidalinsiu su vadovybė. Ir dėl Heijunka taisyklių, tikiu, jos efektyviai ir sėkmingai pas mus veiks. Ir dar labai tikiu, kad mes tuo pasidalinsime su kitais skyriais. Ir jie tai sėkmingai jo pritaikys pas save. Na, o ką, šiandieną ačiū už produktyvų darbą ir linkiu sėkmės toliau, puikių rezultatų, geros energijos ir iki susitikimo. Tai ką, už mūsų komandą?